Jūs nepatikėsit, kas šį rytą nutiko. Tikrinu TikToko žinutės, kaip ir kiekvieną rytą. Atsakau visiems ir žiūriu kažkoks pasaulinio lygio žurnalistas, ar tai rašytojas man rašo. Rašo, labas, tu mane sudominai, kaip su tavim susiekti. Jis ant tiek žinomas, kad jam nereikia nei prisistatyti, nei paaiškinti, ko tu nori iš manęs, kodėl susiekti, ką sudomino temas. Ir aš žiūriu jo TikToką, taip jis ten turi daug sekėjų, ten didelis peržiūras. Ir tokie veikėjai kaip daktaras, Henrikas daktaras, žudikai, visi kraugeriai tenai, zekai. Ir jisai įsivaizduoja, kad jis man čia suteiks pagarbą, garbę, kad jis man suteiks garbę, kad dalyvauti kažkokiam jo šou. Ir kad aš labai noriu prisijungti prie jo tų veikėjų. Ta prasme, koks juokingas žmogus. Ir taip, žinai, ar jisai toks pasipūtęs, ar jisai iš pasikelimą tokia taip parašė, kad